Sveiki. Kas iš jūsų žino, kas yra Fort Knoxas? Pakelkite rankas. Labai gerai, to ir tikėjausi iš tikrųjų. Fort Knoxas tai yra aukso saugykla esanti JAV, kurioje saugomi gal 2 procentai viso pasaulio aukso, gal tai skaičius neatrodo ypač didelis, bet jinai pastatyta taip, kad galėtų atlaikyti didžiausią atominį sprogimą. Ir auksas joje vertinamas gal $270 milijardų šiuolaikiniais standartais. Taigi, ką gali bendro turėti tokia didelė struktūra su pačiu mažiausiu organizmu Žemėje? Visus turtus tiek iš Fort Knoxo, tiek iš bakterijos norėtų kažkas paimti. Šiuo atžvilgiu, jeigu imtume žmogų, kuris nenori aukso, manau, kad nėra tokių šioje auditorijoje ir nei vienas neatsisakytų. Bakterijas šiuo atžvilgiu puola virusai. Virusai nori to, kas yra bakterijų viduje. Jie to neturi, jie patys negali daugintis, jiems reikia bakterijų, kad galėtų patys išlikti ir išgyventi. Taigi dabar pabandysim įsiveržti visi į tą Fort Knoxą ir į tą bakteriją. Tai pirma kliūtis, kurią sutinkam, tai yra siena. Fort Knoxas aptvertas 3 tvoromis. Per vienas jų teka elektra, kitos yra tiesiog pakankamai toli, kad būtų galima pastebėti kažką ateinant iš toliau. Bakterijos taip pat supa apvalkalai, įvairios membranos, pro kurias virusas turi prasiveržti, per kurias turi pasidaryti kelią. Na, prasibroja pro tvoras, sutinkam dar vieną staigmeną, tai yra speciali policija, kuri, aišku, pasitinka jūs ne su šypsena, o su kulkomis dažniausiai ir su varpo. Ko gero, tinkamiausias žodis yra su varpo. Bakterijose taip pat, jeigu jūs praeisite pro visus 3 sluoksnius, kurios turi bakterijos, tai yra sienelės ir membranos, viduje virusą pasitinka įvairūs mechanizmai, kurie jau ne su varpo, bet su karpo. Ir sukarpytas virusas taip pat nieko daugiau negali padaryti. Sekantis žingsnis, jeigu jau sugebėjot praeiti pro policiją, tai yra seifas. Įsibrovus į seifo vidų, manoma, kad yra sistema, kuri leistų užtvindyti viską, kas yra viduje. Visas sistemas, kurios yra viduje Fort Knoxo. Bakterijos irgi turi panašų mechanizmą. Jeigu virusas įsibrauna ir galop užkrečia ląstelę ir nesuveikia pirmieji 2 mechanizmai, ląstelė gali nusižudyti. Aišku, tai nėra iš pirmo žvilgsnio toks geras dalykas, bet bakterijos gyvena kaip ir daugiau, didesniais nei vienas skaičiais. Todėl bent jau apsaugo kitas kolonijas. Ačiū. Manau, kad yra panašumų tarp didžiojo pasaulio ir tarp mažojo pasaulio ir bent jau kiek pavyko jį pamatyti.